Truputėlį vėluojam, šiandien gavus tokia truputėlį labai apkrauta diena, ką tik tai palydėjom Lenkų delegaciją. Ir jaučiasi trūkumas visgi patalpų apskrities, tokie renginiai, kai kuriais momentais. Šiandien malonu visgi Tauragėj, mūsų apskrityje, matyti tokį gausų būrį svečių. Be abejo, šiandien ir mūsų renginys tikrai gana aktualus šiai dienai, šiam nūdienai. Tai yra policijos ir visuomenės bendradarbiavimo problemos, kur dalyvauja ponas Julius Adomaitis, tos Respublikos vidaus reikalų viceministras. Ir kartu ponas Julius yra koordinacinės tarybos vidaus reikalų ministerijos pirmininkas. Šiandien pas mus taipogi ponia Vida Kondratavičienė, taipogi vidaus reikalų ministerijos ryšių su visuomenė skyriaus darbuotoja, taipogi ponas Vytautas Žemionis, vidaus reikalų ministerijos, taipogi ryšių su visuomenė skyriuje dirba. Toliau Edmundas Paulionis, vidaus reikalų ministerijos kapelionas. Yra, bet prižiūrės kapelionas. Atsiprašau, nepastebėjau Zajacį. Aš tolyn žiūrės, nematau, kas yra šalia. Tačiau būti suprastas neteisingai, kad čia sugalvojo kažkokią koordinacinę tarybą atvežti, primesti idėjas ir pradėti diegti bendravimą, nebendravimą policijos su visuomenė ar paprašyti tvarkos, kad įsijungtų. Bet gyvenimas verčia daryti tam tikrus žygius ir nelaukti, kad žmogus nukentėjęs arba tas, kuris jau pakliuvo į kažkokias nusikaltimo pinklės, tik tada atsipeikės, pradėtų dairytis, ką čia galima nuveikti savo jėgomis arba kaip čia galima bendromis jėgomis padaryti geresnį gyvenimą. Nes vienas iš tokių pavyzdžių, sakyčiau, ganėtinai kurioziškas, yra Kaune netoliese jūsų toks pilietinės iniciatyvos centras įkurtas Vytauto didžiojo universiteto studentų. Ir tas centras atsidaro, sakyčiau, kurioziškai, jo ištakos tokios, girdėjot gal garsią istoriją, kai policininkai primušė studentą ir po to kilo protesto demonstracijos ir taip toliau. Tai vis tik tai studentai nuėjo ne toliau protestavimo ir tuščio rėkavimo kryptimi, o sugalvojo, kad reikia dalyvauti ir vis tik tai tam tikrą dalim kontroliuoti policiją per visuomenę, kad nebūtų neigiami reiškiniai. Tai galbūt mūsų vizito ar susirinkimo čia tikslas ir yra toks, kad galvokime patys, kaip reikia išjudinti, kaip reikia įskelti kibirkštį, o nelaukiant, kada jau gaisras, tada reikiam gelbėkit, arba nelaukiam tada, kai jau prispaudė bėda, pradėti ieškoti. O, sakykime, kartais atrodo gana didelis, to nebus. Tai kokios lieka priemonės, sakykime, dabar mums kartu gyvenant toj pačioj Lietuvoje, tuose pačiuose miestuose ir kaimuose, pagerinti savo saugumą ir savo kaimyno saugumą. Ir manau, kad viena iš tokių priemonių yra aktyvus piliečių įsijungimas į darbą. Jeigu šiandien mes turime proporciją, kad vienas policininkas maždaug Respublikoje aptarnauja apie 300 žmonių, tai galima suprasti, kad tai ganėtinai yra nemažas skaičius. O įvertinant jo darbą, kiek jis turi darbo tiesioginio ir papildomo, tai laiko kartais gal tik 50% skiriama tokiam tiesioginiam darbui kovojant su nusikaltėliais, o kita dalis reikalinga ir dokumentų tvarkymas ir visa kita. Tai
Idealu būtų, kad jeigu mes turėtumėm kiekvienam policininkui bent 3-5 pagalbininkus iš piliečių tarpo, kurie nori ir gali padėti, tegul ta parama būna pati įvairiausia. Kartais užtenka ir pasakyti to, ką informaciją pateikti. Ypač kaimiškosiuose rajonuose niekas nevyksta taip nepastebėta. Daugiau ar mažiau visi žino, kas vyksta ir pažįsta vardais per 10 kilometrų, o ne visada ta informacija pasiekia teisėsaugos institucijų pareigūnų ausis ir gaunasi lyg tai užkurtas ratas, kad kaltinama, kad policija nesugeba įveikti nusikaltėlių, o savo ruožtų toks pasyvumas tai yra netiesioginis nusikaltėlių palaikymas, sakykime atvirai. Nes nėra geresnių sąlygų klestėti piktžolėm, kai šeimininkas neravi daržo. Šitą sutikime. Jeigu vertinti apskritai Respublikos mastu, tai mes turime įvairių pavyzdžių, įvairių judėjimų ir reikia pasakyti, kad negalime nuleisti rankų. Žmonės telkiasi ir daro. Formas pačios įvairiausios. Yra policijos rėmėjų tiesiogiai susikūrę, tai mes turime tokių Panevėžio rajone, Kėdainių rajone. Yra judėjimas stabdyt nusikalstamumą, kuris vis platesnį įgauna mastą, bent jau organizacinę prasme, bet ir dalyvavimo prasme. Yra įvairios kitos visuomeninės organizacijos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai savo uždaviniuose įrašė savo tokius tikslus. Bet matyt, mes nenutolsime nuo, sakyčiau, tokios aksiomos, kad pagrindinį darbą šitoje srityje vis tiek turės atlikti policija. Nesukursim mes alternatyvios struktūros, kuri pakeistų policiją. Tai vis tiek ta ašis, apie kurią sukasi visų piliečių veikla, turėtų būti policija. Už tai mūsų tokie tikslai keliami koordinacinės tarybos ir manau, aš atspindėsiu ir Vidaus reikalų ministerijos vadovybės poziciją, kad policija turėtų aktyviai prisidėti organizuojant tokius dėjimus, bent jau nukreipiant jų veiklą. Na, o čia dalyvaujantis savivaldybių atstovai taip pat, manau, turi ganėtinai daug priemonių paraginti, paskatinti žmonės, kad būkite savo visuomenės piliečiai. Nebūkime kaip tos beždžionės, kur akys uždengtos viena ranka, ausys uždengtos kita ranka, o burna taip užčiaupta, kad nieko nematau, nieko negirdžiu, nieko nesakau. Tai lieka tas variantas, kad savus viskas darosi kaip jie. Tai tiek trumpa tokia įžanga, o detaliau apie tai, kas vyksta ir kokios priemonės gali būti gyvenimos, ką galima padaryti savo jėgomis, kur galima pasirinkti šiek tiek ir prisidėti į vyriausybės ir panašiai, nes dabar užuomina tokia gali būti, kad, pavyzdžiui, premjeras pasiūlė panagrinėti galimybę pirkti iš kitų šalių armijų nurašomus arba jau padėvėtus, arba, pavyzdžiui, Švedija mašinas armiją, visureigius automobilius ir jais aprūpinti policijos rėmėjus kaimo rajonuose. Mes čia paskaičiavom, kad bent po kelis tokius automobilius į kiekvieną rajoną skyrus. Tai kainuotų gal keletą milijonų litų ir tai būtų reali parama, kad ne tik tais žodžiu skatinti, bet ir materialiai. Nežinau, kaip žiūrės dabar žmonės, sakykime, į tokį neįprastą siūlymą. Policija konfiskuoja ir laiko sandėliuose gana didelius kiekius įvairių lygiavamzdžių medžioklinių šautuvų. Galbūt policijos rėmėjus arba aktyvius piliečius nemokamai galima būtų aprūpinti bent jau savigynai ir šitokią priemonę. Aišku, atgarsiai Kraučių kaimo nelabai teigiamai prisideda prie to, bet aš vis tiek pasikliausiu statistiką. Nors pastaruoju metu piliečiai ir gana sparčiai ginkluojasi tiek pistoletais, tiek medžiokliniais šautuvais, bet žmonės turintys ginklą
sakykime, iš tų, kurie turi savigynai išduotus pistoletus, per praėjusius metus vos keletas padarė pažeidimus taisyklių. Tai yra laikymo, nešiojimo, arba ten neblaivus išsitraukė, bet nepadarytas nei vienas nusikaltimas su tuo ginklu, kuris yra išduotas teisėtai. Taip kad ir galime, nuo mūsų moterų dar ačiū, kad šiek tiek turėjo kantrybės mane paklausyti. Tikiuosi ir kiti kalbėtojai savo dėmesio sulauks. Dėkui turbūt ponui viceministrui. Bendrą pristatymą šios dienos turbūt renginį ir aplamai. Gal dabar paprašykim pana Rutkauską truputį detaliau dalykus. Gerbiami vadovai, gerbiami dvasininkai, gerbiami posėdžio dalyviai. Aš norėčiau savo trumpą pasisakymą pradėti galbūt nuo tokio akcento, kad nesenai po mūsų valstybės prezidento rinkimo naujai prisiekusi vyriausybė patvirtino savo veiklos krypčių programą artimiausiams metams. Jin buvo paskelbta valstybės žiniose ir viena iš prioritetinių krypčių, ten kaip tik yra paminėta, policijos darbo srity, kad policija turi gerinti savo ryšių, savo bendradarbiavimą su visuomene. Malonu, kad yra toks didelis dėmesys būtent šitam darbui. Aišku, tas dėmesys buvo ir anksčiau, ir tas darbas buvo pradėtas, jeigu tai pasižiūrėjus, jau šiek tiek anksčiau. Šitos darbinės grupės koordinacinės tarybos įkūrimas įvyko, galbūt ir ne visi žinot, pernai vasario-kovo mėnesiais. Ir šis išvažiuojamasis posėdis jau, mano skaičiavimais, yra 4. Pirmas buvo beveik prieš metus Panevėžio apskrity, po to buvo Kauno apskrity, Utenos apskrity ir dabar Tauragės apskrity. Ir kiek aš žinau, planuose yra, kad bus visos 10 Lietuvos apskričių susirinkę pakalbėti dalyviai šitais klausimais. Koordinacinė taryba tai yra minčių idėjų generatorius. Tos visos mintis po to yra įgyvendinamos jau kasdieniniu darbu, kuris pagrindinai ir yra dirbamas policijos departamente prie vidaus reikalų ministerijos šitais klausimais. Trumpai aš apžvelgsiu, kaip tas buvo daryta. Pernai gegužės mėnesį vidaus reikalų ministras išleido įsakymą ir būtent tuomet dar savivaldybių policijos pagrindų, kuriai man tenka atstovauti, buvo sumanyta, kad kiekvienam policijos komisariate turi būti profesionalūs darbuotojai, pareigūnai, etatiniai darbuotojai, kurie organizuotų šitą darbą vietose. Buvo įkurtos rajoniniuose ir miestų rajonų komisariatuose iš vieno atstovo tokios tarnybėlės, o didžiausiuose miestuose Lietuvos 5, kurie yra vyriausi policijos komisariatai, grupės iš 3, kai kur netgi iš 4 pareigūnų. Ir pas mus prie savivaldybių policijos tarnybos centre policijos departamente taip pat buvo įkurtas poskyris. Pagal tai buvo rengiamos, ruošiamos programos. Mums daug padėjo kolegos policininkai iš Europos valstybių. Pernai rudenį rugsėjo mėnesį Trakuose buvo organizuotas pagal Europos tarybos rekomendaciją sąskrydis, toks seminaras, kuriame dalyvavo Škotijos, Olandijos, Prancūzijos ir kitų vakarų Europos valstybių pareigūnai, policijos pareigūnai, kurie jau senai dirba pagal tą metodiką, kuri ir mums buvo rekomenduota dirbti būtent šitais klausimais. Palaipsniui atsiradus tam mano minėtam įsakymui vidaus reikalų ministro, tie etatai Lietuvos policijos komisariatuose jau yra komplektuojami. Tiesa, dar šiandien mes negalim pasigirti, kad 100% yra užpildyta šitas pareigos, bet jau beveik visuose komisariatuose tai yra. Gaila labai, bet pas Tauragiškius dar nėra, kiek aš žinau. Aš žmonėm, kurie dirba šitą darbą savivaldybių policijoje, aišku, problemų yra daug. Pasenę šiek tiek yra teisiniai aktai. Pavyzdžiui, apylinkės inspektoriaus instrukcija yra 92 metų su tokiu senu veiksmų funkcijų bagažu, bet artimiausių metų mes ruošiamės atnaujinti tos dokumentus.
dokumentus, pareigybinės instrukcijas ir panašiai. Tas pats yra susijęs su nepilnamečių reikalų inspektoriais. Na ir tikėsimės, kad reikalai pajudės į geresnę pusę. Aišku, dar yra šiokia tokia problema, kad vis tik dirbantys žmonės, daugelis jų yra naujų. Faktiškai, kiek aš domėjausi, kad mūsų savivaldybių policijai virš 60% yra pasikeitę darbuotojų per pastarausius 5-6 metus. Tai aišku, naujai atėjo žmogus, kol jis įaugo į savo darbą, tas vėžės, viską, tai reikalingas tam tikras laikotarpis. Ir be to, tikrai krūvis jų yra nemažas, kas susidūrė su šito, tai puikiai žino, kad tai yra ne vien tik tai santykių palaikymas su visuomenė, tai tas kasdieninis darbas, kuris yra reikalingas su nelegalia prekyba, ypač su nelegalia prekyba alkoholiu, su ekologinės teisės pažeidimais, su įvairiais kitais dalykais neigiamais, prieš narkomaniją, prieš prostituciją, prieš pornografiją yra dirbama tam tikros programos. Beveik kas mėnesį Lietuvoje arba generalinio komisaro policijos įsakymų, vidaus reikalų ministro įsakymų yra organizuojamos specialios prevencinės priemonės, o šiuo metu vyksta dar prevencija 98, kur akcentuojamas trumpesnį laikotarpį dėmesys į tam tikrus tikslus. Tačiau, aišku, visą tai dar nėra šiandien pakankamai, nes ir policija dar, galima sakyti, nėra tikrai tokia, kokia, kad norėtų ir visuomenė, ir mes patys. Tačiau, aišku, ir nėra pakankamas tas policijos ir visuomenės ryšys, koks turėtų būti, jeigu mes pasižiūrėsim į savo kaimynus, į kitas valstybės, kur yra santykiai tikrai geresni, glaudesni, didesnis pasitikėjimas. Aišku, čia daug kur kalta ir pati policija, bet šiek tiek, aišku, reikėtų, kad toks postumis ir tas toks geranoriškas požiūris būtų ir iš visuomenės, ir iš žiniasklaidos atstovų. Labai malonu, aš paskutiniam tiesą posėdį nedalyvavau, kai buvau Utenoj, bet praktiškai šiandien pirmą kartą toks gausus jau dvasininkų būrys yra čia. Bažnyčios atstovai įsijungė į šitą darbą. O pirmas įkį, kai buvom Panevėžy, buvo šaulių atstovai, buvo savanoriškos krašto apsaugos tarnybos atstovai. Tai irgi yra organizuotos didelį autoritetą ir didelį įtaką visuomeniai turinčios struktūros, kurios tikrai gali labai daug tam bendradarbiavime padėti. Toliau apžvelgiant tą visą raidą darbo, reikia paminėti, kad nuo mūsų tarnybos buvo priimtas sprendimas, kad darbo šitam koordinuoti policijos departamente reikalingas savarankiškas padalinys. Tai buvo įkurtas ryšių su visuomenės skyrius, jau šiandien jums pristatyta ir daugeliui pažįstamo gerbiamo Sveiklo vadovaujamas, kuris dar irgi nėra pilnai susiformavęs. Tačiau jie jau perima truputį naujas veiklos gairės kryptis, nes šitas skyrius apjungs jau nebe tik savivaldybių policijos darbą, bet apjungs visos policijos darbą. Jau žinot, kad ne tik tai aktualu apylinkės inspektorių, nepilnamečių ar kitų mūsų tarnybų darbuotojų veikla. Aktualu ir kelių policijos veikla, kuri yra, kur ratuotojai visuomenės dalis susiduria ir tikrai ten yra irgi daug problemų, kurias reikia spręsti. Aktualu tai yra ir viešoji policija, tai ypač didžiuosiuose miestuose, nes rajoniniuose centruose galbūt dar irgi panašiai, o kaimiškose vietovėse ir mažesniuose miesteliuose viešąją tvarką palaiko savivaldybių policija, bet tarkim Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir kitur, ten yra viešosios policijos galingos pajėgos, kur kasdieniai patruliai vaikšto, apsaugo viešą tvarką, o nusikalstamumas, kaip žinote, viešose vietose tikrai yra dar tokio lygio, kuris labai netenkina nei visuomenės, nei valdžios, nei policijos. Ir visą šitą, kad apjungt, kad būtų vieninga kažkokia tai politika, kaip visos policijos rūšys, šiandien galėtų dirbti. Ir buvo įkurtas šitas skyrius, ir kur jau pirmieji darbo vaisiai, jūs galite susipažinti. Čia yra priedai prie išdalintų šitų schemos labai įdomios, organizacinė schema policijos ir visuomenės bendradarbiavimo. Pagal tą schemą mes tikimės, kad artimiausių metų ir bus organizuotas darbas policijos komisariatuose ir su vietos savivaldos valstybiniam ir visuomeniniam institucijom. Dar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie vadovaujant gerbiamam Adomaičiui, dirbo Teisės akademijos mokslininkai.
Ir pagal šitos metmenys jie taip pat yra paskelbti valstybės žiniuose, yra numatoma, kad vis tik nebebus tokio didelio įsiskaidimo policijoje, kaip šiandien, kad ir matosi netgi iš to mano pasisakymų. Mes einam prie tokio modelio policijos, kuris yra numatytas jau dabar dokumentiškai, kad iš dabar esamų kelių policijos rūšių bus galbūt 3 tokie pagrindiniai, kad aš dažnai mėgstu sakyti, 3 banginiai, kurių laikysis policija. Viena rūšis tai yra vadinama neuniformuotai arba taip kriminalinė policija, apjungianti ten visas pajėgas. Tai yra sekliai, neuniformuoti žmonės, kurie dirba savo darbą, kurie galbūt mažiau turi su visa visuomenė reikalų, jie dirba su nusikaltėliais, juos persekioja, na ir aišku šiek tiek su nusikaltimo aukom, kadangi jie pirmieji pasijungia į tą darbą. Antra dalis yra būtent jau policijos vidaus aptarnaujančios struktūros, kaip personalo tarnybos, aprūpinimo, finansų, kanceliarija ten ir taip toliau. Ir trečia grandis, visos dabar esančios policijos rūšys, kurias aš jau pavardinau, viešoji kelių policija, savivaldybių policija, apsaugos policija, iš dalies dar yra transporto policija, kur irgi yra uniformuota dalis, kur transporto mazguose, uostuose, stotyse, geležinkelio autobusų ir toliau dirba. Ji bus apjungta irgi į vienas pajėgas, kurios vadinsis, sąlyginai dar tas pavadinimas, ten įvairių siūlymų buvo, bet šią dieną mes vadinam uniformuotai policija. Ir pagal tai jau yra vykdomas eksperimentas Šiauliuose. Gaila, šiandien netvyko vyresnysis komisaras Vilbikas, kadangi, žinot, vakar tragiškas įvykis Šiauliuose su sprogdinimo mokesčių inspekcijų ir tenai kasdienis darbas verda, jis būtų galbūt plačiau papasakojęs, kadangi jis yra pats organizatorius, pats dalyvis ir pats įgyvendintojas būtent šito eksperimento apjungimo uniformuotosios policijos. Pagal tą modelį jau ruošiama dirbti sostinės Vilniaus policijoje, jau yra keliuose rajonuose. Čia tas apjungimas įmamas pagrindų pagal vietinės sąlygas. Pavyzdžiui, Šiauliuose stipresnė buvo savivaldybių policija, tai jos pagrindų formuojama. Vilniuje stipresnė buvo viešoji policija, jos pagrindų formuojama. Kokie pliusai? Žmogui nebebus skirtumo, pamačius pareigūnas uniformą, kreiptis, ar jis kompetitingas ar nekompetitingas vienu ar kitu klausimu. Tai pareigūnas, kuris turės būti toks, kuris galėtų spręsti visų žmonių rūpimus klausimus. Sumažėja valdymo aparatas, biurokratinis aparatas. Mažiau bus tarpinių biurokratinių grandžių, mažiau vadovų, praktiškai tai irgi yra tam tikras pliusas. Tačiau, kad šitą pasiekti, irgi dar yra tam tikrų uždavinių. Tai yra materialiniai, finansiniai klausimai, tai yra žmonių apmokymo klausimai. Nes šiai dienai įpratus kelių policija dirbti kelių įvykius. Ir ten ir teisinė bazė, pavyzdžiui, jie gali bausti pažeidėjus iki 200 litų administracinėmis nuobaudomis vietoje. O kitos policijos rūšys šito nedarė. Šiandien pagal, tarkim, administracinių teisės pažeidimų kodeksą ar savivaldybių ar viešoji policija irgi galėtų bausti, bet tik iki 50 litų. Bet kad galėtų bausti, irgi dar turi praeiti specialų apmokymą, išlaikyti egzaminą. Toliau žodžiu reikalingas dar tam tikras organizacinės darbas, kuris truks tikrai daugiau negu metai, o galbūt ir keleri metai. Ir kai visuomenės ir policijos gal geriausiai skambėtų. Bendradarbiavimas siekia ne vieną dešimtmetį. Ypatingai socializmo laikais bendradarbiavimo įvairovė buvo antiek plati, pradedant nuo įvairiausių draugovių, teismų, komisijų, komitetų, pakomičių, tarybų, respublikinio masto ir vietinio masto. Tais laikais priskaičiuodavom kažkur tai apie 120 visuomeninių subjektų, kurie aktyviai, vieni mažiau aktyviai, kurie kiti daugiau aktyviai, sėkmingai kovoja su nusikalstamumu, bet taip ir neįveikė. Taigi, vėl sugrįžom ir abipusiai sugrįžom prie tos minties, o abipusiai, sakau, ir visuomenė, ir policija supratome vieną ir labai elementarią tiesą, kad visuomenė negali be policijos, kaip ir policija nėra kur pasidėti be visuomenės pagalbos. Dar kartą pasakysiu, kad formų įvairovė yra aprobuota ir praktikoje, ir ne tik tai mūsųse, ne tik tai su praeitimi, bet ir kituose pasaulio valstybėse irgi siekia jau ne tai, kad dešimtmečius, o šimtmečius ko gero. Skirtumas tik tai, kad ankstesniais laikais
sovietiniais laikais bendradarbiavimas buvo per jėgą diktuojamas, savanoriškumo principas buvo net nepaisymas. Dabar vėl, sakau, sugrįžome prie bendradarbiavimo ir kas šiandieną vyksta Tauragėje, koordinacinės komisijos, koordinacinės tarybos posėdis. Prieš keletą metų, beveik prieš keletą metų įsteigta tokia policijos ir visuomenės koordinacinė taryba, kuri atrodo nuveikė nedidelį darbą, bet ant kiek jis reikšmingas, kiek Šiauliuose yra daug padaryta, kiek yra Klaipėdoj padaryta, Kaunas dabar, Vilniuje. Reikia, kaip Džekas Londonas sakė, reikia galvoti, o pinigai patys atsiras. Taip ir čia reikia galvoti, reikia daryti ir tą pačią idėją propaguoti ir propaguojant pačią idėją, jinai pati duos galbūt rezultatą. Mano pasisakymo tikslas aš turiu pasisakyti apie policijos ir visuomenės bendradarbiavimo fondą. Koordinacinė taryba yra nutarusi, kad savo idėjas ar akumuliuotas idėjas įgyvendinti, materializuoti, yra nutarusi įsteigti policijos ir visuomenės bendradarbiavimo rėmimo fondą. Dar nėra šito fondo įsteigta, nėra tas fondas įsteigtas, nėra suformuotas jo pavadinimas, taip kad kalbėti man apie tai, ko dar nėra, šiek tiek yra sunkiau, bet aš teikiu, kad čia yra jau dienų klausimas, iš esmės tai viskas yra aptarta, nutarta ir kad toks respublikinių mastų, valstybės mastų toks fondas bus įsteigtas. Bet aš manau, kad fondo steigimas tai ne vien tik tai vienas fondas valstybės mastų, bet tai turėtų būti ir jis be abejonės bus ir apskričių, ar net ir iki pačio žemiausio administracinio padalinimo gali būti kažkokie tai fondai įsteigti, kurių pagrindinis tikslas bus remti tą pačią bendradarbiavimą ir remti saugios aplinkos formavimą. Akciją net nevadinsiu, sakau, nekovoti su nusikalstamu, bet formuoti savo normalią saugią aplinką. Na be abejo, sakykime, turbūt viena iš tų priežasčių, kad ypatingai dar nėra išvystytas, pilnai pasiekęs tokios jėgos judėjimas stabdyti nusikalstamumą mūsų apskrityje. Gal, sakyčiau, kažkiek duoda tai, kad mes visgi esam žemaičiai ir turbūt iš to tradicinio būdo žiūrim, kaip pasiseks kaimynui, kad būtų galima gyvendinti tą geresnėje pusę. Ir po to būtent gerąjį patyrimą panaudoti pas save. Aišku, čia juokaujame, galima taip sakyti. Na, o dabartinė mūsų situacija yra tokia, kad turbūt nereikėtų laikytis to tokio senai jau Lietuvoje naudojamo posakio, kad ne mano daržas, ne mano pupus. Ir jeigu šitas darbas lyg tai turėtų būti daromas savivaldybės, kad visi kiti galėtų nuo to pasišalinti. Nuo šito darbo neturėtų šalintis nei savivaldybės, nei eiliniai mūsų rinkėjai, mūsų žmonės, nes policininkų bet kuriuo atveju yra kelios dešimtis visam rajonui. Suskaičiavus, gal 100 žmonių susidarys. O visgi rajone, sakykime, Tauragėje yra virš 50 000 gyventojų ir tai yra gan nemaža teritorija ir visgi šita parama bet kuriuo atveju yra būtina visų pirma iš kaimynų pusės. Iš kaimynų susilaukti šitos paramos vienu ar kitu atveju, kad ir paprastą atveju paskambinti kažkam tai net, kad ir konkrečiai policijos darbuotojams paskambinti. Tai visgi būtų tokia pati pirminė parama. Na be abejo, anksčiau ir vėliau jau jis įsibėgėja, sakykime, pas mus judėjimas stabdyti nusikalstamumą. Anksčiau ir vėliau jis pasieks
pilną savo jėgą pradės tikrai funkcionuoti ir duot rimtus šito darbo rezultatus, rimtus darbo vaisius. Ir nuo to tik tai taps visiems mums saugiau, tiek verslininkam, tiek mums patiem, tiek mūsų kaimynam. Bus saugesnė aplinka, atsiras ir savotiškas pasitikėjimas vienu kitu, tiek policija atsiras pasitikėjimas, jis be abejo dabar yra, bet jis atsiras dar didesnis tokiu atveju, nes bus žiūrima iš gal dar labiau pakis požiūris, be abejo dabar yra požiūris, kad visgi policija gina žmonės, gina verslininkus, gina sąžiningus žmonės, bet matys, jau dabar mato, bet ateityje dar labiau matys, kad tai yra turbūt gal netgi pirmas pagalbininkas policija, ne kažkoks tai baudžiantis ar dar kažkoks tai baubas žmogaus, bet tai visų pirma pagalbininkas žmogaus bus. Bet šitam įvaizdžiui aš manau, kad dar keletas bent jau mėnesių, aš taip tikiuosi praeis, kol tikrai kiekvienas policininkas ir kiekvienas žmogus matydamas policininkas sakys, va, čia yra mūsų pagalbininkas, tai yra mūsų atrama bet kuriuo atveju. Be abejo ir dabar yra, aš nenoriu pasakyti, kad dabar nėra lietuvių gindėjų. Na, bet lietuviai turbūt baigiamas turbūt išgyvendint tas toks požiūris, kad gerai, jeigu kaimynai nelaimė atsitiktų. Tas požiūris. Ir praeina tas periodas, uždarumo periodas, kada kaimynas kaimyno nepažįsta. Be abejo, tokioje visuomenėje turbūt yra stabdyk nusikalstamumą judėjimai, sunku rasti savo vietą, rasti savo tarpą. Ir mainant tokiam požiūriai, visgi pradės kaimynas su kaimynu visų pirma bendradarbiauti, o tai jau bus kaip tik tas pats didžiausias turbūt žingsnis šitoj srityje. Aš tiek keletą minčių tokiam grinai. Šis mūsų susitikimas duoda nemažai minčių. Manau, kad rajonai jau ir dirba tą kryptį. Gal mintis tokios padrikas, bet manyčiau, kad pirmiausia tam bendradarbiavimui svarbiausia būtų pasitikėjimas. Policija štai daug tokį tiesmukišką pavyzdį. Bet, sakysim, jei bendradarbiaujantis visuomenė, sakykime, policijai, su policijai bendradarbiaujant, sakykime, jeigu vienas kaimynas praneša apie nusikaltėlį, jis turi būti garantuotas, kad policija nepraneš tam, kad apie jį pranešė. Tai pagrindinis tas pasitikėjimo ryšys viena. Ir dabar vis dėlto čia buvo toks laikas, kai turbūt tas nutolimas buvo. Labai džiaugiuosi, kad tam tarpusavio ryšiui pirmąjį žingsnį žengė policija. Ir čia turėtų pirmasis žingsnis būti iš policijos pusės. Todėl, kad vis tiek, kaip jau čia pareigūnai tiks ar netiks, bet vis tiek mes visuomenė laikom vis tiek tai yra jėgos struktūra, jei ne jėgos, sakykime, karinė, kaip ten bebūtų, nesvarbu pavadinimas, tai čia tas labai svarbu, kad žingsnis, sakykime, gal tai pasakytumėm iš stipresniojo pusės. Pirmasis tam bendradarbiavimas, galbūt ir vis pasitikėjimą. Šilalės rajone nėra nuovadų, bet mums jų, manau, tikrai nereikia. Yra seniūnijose inspektoriai, yra labai glaudus bendradarbiavimas, nebūna seniūnų pasitarimų, kuriuose nedalyvautų savivaldybių policijos atstovai. Dabar vyksta reguliariai susitikimai seniūnijose žmonių, visuomenės su policijos atstovais, savivaldybės administracijos. Ir čia jokių bėdų šioje srityje didelių neturim. Ir jei imtumėm apskritį, tai Šilalės, sakykime, mes atsiliekam, paskutinę vietą užimam turbūt automobilių vagysčių skaičiumi, mažiausiai pas mus pavagė, arba iš viso nepavagė, bet kiek daugiausiai išaiškinam nusikaltimų kitur.
pirmaujam. Čia toks būna paprastai, jei kalbėtumėme po policiją, ir kaimynai žino, kad pas mus patruliuoja ir viešoji tvarka, ir pats apskrities viršininkas Šilalėje gyvena ir žino, kad pas mus viešoji tvarka yra gan gerai užtikrinta. Ir mes, kai buvom dabar neseniai susitikę dėl stabdyk nusikalstamumą, čia dirbom seniūną ir kiti atstovai, mes nutarėm, kad tokio kol kas iš visuomenės, sakykime, kad patruliuotų ar kartu su policijai dar mums nėra reikalo tam daryti. Šiuo metu tokio daugiau visas tas mūsų darbas, žodžiu, policijos vyksta daugiausia per seniūnijas gyventojų sueigas. Tai pasakytumėm ir glaudus vietinio to inspektoriaus ryšys su kaimo žmonėm. Ir sakykime, jei seniau. Yra daug problemų jau paliesta. Man teko, reiškia, ne tik kaip dabar einančio mero pareigas, bet nuo 91 metų būti nuolatinės tarybos komisijos teisėtvarkos žmogaus teisų tarybos komisijos pirmininku ir visą laiką susidūriau su teisėtvarkos problemų. Ką aš čia norėčiau pastebėti, tai būtų man gal truputį trumpas pasisakymas ir konkretūs klausimai, kuriuos aš prašyčiau dalyvaujančius pareigūnus vienai ar kitaip atsakyti. Pirma, tai iš pradžių, sakyčiau, nebuvo tas toksai po atgimimo pradžioje buvo kaip tik tai priešingai suardyta sovietinė sistema ir su liaudim buvo jau toksai prasidėjęs dialogas policijos ir visuomenės ir policijos. Šitas dialogas nutrūko dėl sekančio aplinkybių, mano supratimas čia. Todėl, kad vėl įvyko centralizacija. Tai yra, aš duodu konkretų pavyzdį, reiškia, šiuo momentu, daleiskim, apart to, kad meras pakviečia, daleiskim, ten komisarą pas savęs ten kokias problemas spręsti. Ar, sakysim, tų pranešimų, kurie jau pagal įstatymą priklauso pateikti merui, kitokią dialogą nei tarp aukštesnių institucijų, nei tarp konkrečiai tarp reiškia, komisarijatą nevyksta. Ir daleiskim, kad ir konkretus atvejai, šiandieninis aš galiu pasakyti, daleiskim, aš kaip meras nežinau, kad jau Tauragėje yra paskirtas komisaras. Tai koks čia gali būti tarp visuomenės dialogas, kada meras atstovauja kaip rimtas žmogus ir taryba atstovauja visą Tauragės gyventojų. Tai reiškia, taryba nežino, kad šiuo momentu yra paskirtas žmogus į meras, nežino. Sužino iš laikraščių. Bet jau, reiškia, viskas yra. Absoliučiai nėra derinama, reiškia, su merija šitie reikalai. Ir aš džiaugiuosi šito kartu, kadangi skaičiau jau tą projektą policijos įstatymą naujai. Reiškia, aš jau džiaugiuosi, kad kažkur tai ateina protingos mintis, kada visgi reikia kažkokią tai atitinkamai vadovų skiriant, nesakau, kad čia turi būti lemti savivaldybės, reiškia, ten struktūrai, bet kažkokią tą įtaką turi turėti, vis tiek mesgi irgi galim ir pasidomauti, ir pas žmonės, ir pagaliau jeigu mūsų vietinį skiria, mes žinom, jo turbūt daugiau apie šitą žmogų mūsų tarybos nariai, taip sakant, negu kad Vilnius sėdi. Tai čia yra natūralus dalykas. Ir dėl to ir sakau, šitas vėl centralizavimas, tai buvo atėmimas, nustūmimas nuo liaudės, reiškia policijos kaip po tokios, vėl pasiėmimas Vilniuje į vienas rankas. Tai būtų viena tokia mintis. Dabar sekanti mintis, čia visą laiką buvo gerbiamų svečių pasakyta dėl policijos reiškia autoriteto to kėlimą ir dėl stabdyk nusikalstamumo komisijų. Gal pirma apie policijos autoritetą aš labai paprastai pasakyčiau šitą dalyką. Palyginčiau, tiek policija yra institucija, tiek meras yra institucija. Kaip institucija, ne kaip asmuo, bet kaip institucija. Tai paprastas dalykas, atėjo žmogus pas manęs prašyti pagalbos. Ir ką, jeigu aš jam, kad ir ne visai yra galima kitas iki pagal įstatymą, bet atsižvelgdamas į visas tuos niuansus jam padėjau šitam žmogui, tai tas mano ryšys su visuomenė labai greitai auga. Tas žmogus pasakys sekančiam, dar sekančiam, kad meras yra geras ir pas jį reikia kreipti. Tas pats liečia ir policiją. Jeigu žmogus atėjo pas policijos darbuotoją, reiškia, kurį, ir jis, reiškia, šabloniškai yra atleidžiamas, su juo yra kalbamasi kaip iš aukštumos, o ne kaip tarna, policijos darbuotojas tai tarnas,
Tai reiškia, ką tas žmogus reiškia galvoja, kam į tą policiją eiti, ten visi vienodi yra, suprant, ir nieko ten nėra. Arba jeigu, kaip ponė Zita sakė, jeigu šitas žmogus davė duomenis ir atrykmečio jau žinom nusikaltėliai, ką buvo pasakyta, nu tai kokia čia gali būti apie policiją, reiškia pasitikėjimas, jo niekada nebūtų. Ir siūlymas mano yra šituo atveju. Šiai jokių būdų mes su žmonėms, mano supratimu, tik iš dalies galime įspręsti šitą dalyką su darbuotojais, ten kokie lygiai jie bebūtų. 3-4 aukštuosius mokslus niekas, čia daug nepavyko. Viskas yra techniniam lygiai. Aš žiūrėjau važiavęs į Vokietiją. Jeigu yra ant prekės kodas ir jeigu po kompiuterį pakiša, kaina jau ten yra užkoduota ir nustatyta, jokių būdų pardavėjai nepavogs. Tai yra neįmanoma. Nei jai susigundyti, nei jai pavogti, nei ją ką padaryti. Tas pats ir šičia turi būti einama ant techninė lygė. Ir duomenys turėtų būti įvedami į kompiuterį, bet kokio žmogaus, kuris ateina kreiptis, koduoti, kad joks policininkas kitas eilinis nepriėtų. Ir tada, kaip sakant, ir apsauga ta pagerės. O jeigu mes, reiškia, Petras parašė čia, Jonas perskaitė ir taip toliau, jis niekada to nepasiekė. Aš matau tik tą dalyką su techniniu lygiu kilimu galima įspręsti. Šitą mūsų ir kilimą visą. Galime su žmonėmis, bet tokių entuziastų, tokių labai gerų, mano supratimu, atsidavusių, kaip mes sakom, bus nedaug. Patikėkim. Yra tokia liaudės posakis, sako, pasiūlė 500 000, neima, pasiūlė 1 000 000, neima, pasiūlys 5 milijonus, dar neima, 10 pasiūlys atsiras iš to pačio, policininkai ir paima. Žmogus yra žmogus, jis yra linkęs klysti visada. Ir tą turim įvertinti dalyką. Dabar kas norėčiau irgi keletą minčių apie stabdyk nusikalstamumą. Stabdyk nusikalstamumą jau buvo čia prieš keletą metų ta idėja paduota. Tačiau čia mes ir su Klaipėdos prokuratūra, čia su visu irgi Tauragė derinom ir aš esu dėkingas dabartiniai valdančiai vyriausybei, kuri visgi sugebėjo šitą dalyką įgyvendinti. Tiesa, dabar atstovauja šitą mūsų tarybos narys gerbiamas Sirvydas, jis čia yra, reiškia, paskirtas tarybas. Čia yra dalykas labai geras ir reikalingas, jeigu jis nenukryps ir nenueis tik tai formalumą. O šičia yra kliūtis tokia, irgi mano supratimu, kad žmogus iš idėjas dirba iki tam tikrą laiką. Idėja irgi yra laikinas dalykas. Jis turi turėti kažkokią tai, kiekvienas dirbantis turi turėti kažkokią tai ne privilegiją, sakyčiau, gal, bet kažkokią tai ir tikslą, ir kažkokią tai, išskirtinumą, kad jis visuomeniai būtų, kai dėmesys ir neštų. Ir neštų šitą dalyką. Dėlėskim, kad ir blogio tie sovietiniai laikai buvo tiek to, bet mes paimkim vieną tokį dalyką iš tų sovietinių laikų, kelių tarnyboje buvo, atsimenėt, visuomeniniai tokie inspektoriai vadinami. Aš dėja tada dar teisių neturėjau ir nebuvau to inspektoriai. Bet buvo tokie inspektoriai ir aš domėjaus to dalyką. Kas tai? Šitas žmogus, vienas kitas šarlatanas gal ten nuklydo, bet daugumas stengiasi pasitempti ir pasirodyti, kad jie žino gerai eismo taisyklės, kad jie yra, reiškia, bendraminčiai, kažkas, bet jis turėjo tam tikrą, gal ne privilegiją, panašiai, jiem bausti galima buvo, sakysim, tik tai jau atitinkamai paderinus su policijos viršininkas, su kuo, kad netiesiogiai taip, kaip vieną. Ir dar vienas toksai dalykėlis, kuris juridinį jau čia, gal ne policijas, kurį aš norėčiau irgi, ką man atsakytų. Šitas baudų, reiškia, ar kelių tarnybą įmant, ar kitą baudų skyrimo lygis. Aišku, čia yra Seimo reikalas, bet tai toksai. Ta riba, nuo 0 iki 50, nuo 50 iki 100, nu tai ką, tai tada ką? Sustabdė mane kelių inspektorius, aha. Sakysiu, neturiu aš tiek 100, nu aš tau duosiu 25, tu rašyk 25, tvarkoju, o kas čia mato, nieks nemato. O kam? Žmogų reikia arba, reiškia, jį perspėti ir nebausti, arba jeigu jiem baudi, turbūt fiksuotas baudas. Nebuvo numeris nuplautas, reiškia, bauda tau už numerį nenuplovimą. Nebuvo šviesas įjungtas, bauda už šviesų neįjungiama tokia nustatyta. Konkrečiai, kad negalėtų šičia korumpuoti valdininkai, kad nebūtų ribas nukrypimų. Čia ir didžiulės ribas, jeigu paanalizuosi. Dėl to tai juk žmonės patys pasakoja, ateina pas manęs ir pasakoja, kaip susistabdo ir kaip, reiškia, jis įsisuka, kaip jam viską, iki pasikalbė su žmonėmis. Vat yra tokias problemas, kurias aš neskau, kad čia jūsų grinai čia kaip pareigūnų, bet tai reikia mūsų Seimą, į tas institucijas, kurios ruošia įstatymus, juos reikia spausti, kad jie darytų šitą ir padarytų konkrečiai.
O visumoje, kas liečia stabdyk nusikalstamumą, aš tikrai pritariu šitai, sakau, aš ir pats buvau kažkoks iniciatorius ir pritariu, tik taip, visgi reikia pagalvoti. Vienas dalykas, įstatyminė bazė, kad būtų žmogus apgintas, jeigu ar sužeidė jį, ar ką jis turėtų garantijas. Kaip gali žmogus eiti, jeigu jis jokių garantijų neturi, jis turi šeimą, jis turi vaikus, viską, klausykit, tai ką, jis invalidas taps, tai kas už jį atsakys? Čia turi būti tos garantijas ir čia yra nesunku valstybei padaryti, jeigu jį nori tikrai, kad būtų nusikalstamumas mažyt, tai reikia daryti, o ne kalbėti. Ir yra nesunku šitą padaryti galima. Ir kitas garantijas, kurios taip pat turėtų nors dalinai atspindėti esančių dabar policijos darbuotojų skaičių. O sakau, pagrindas yra ne dauguma policininkų, o jų nuoširdumas. Tai aš tiek norėjau pasakyti, ačiū. Gal čia nuskambėjo keletas klausimas, tai gal pačioj pabaigoje. Ir ministerijai, ir apskričiai, todėl, kad pripažinkim, savivaldybės nuo šių klausimų sprendimo teisiškai išeliminuotas yra šiandieną. Jokiam savivaldos dokumente praktiškai nebeliko šitų žodžių, arba liko jie formalūs. Gražiai skamba savivaldybių ministerija, pagarba komisarui, bet savivaldybių ministerija, atsiprašau, savivaldybių policija, bet toli gražu, juk kokią įtaką gali padaryti rajono taryba, pavyzdžiui, savivaldybių pareigūnam. Nei jos skiria, nei atlyginimo moka, nieko. Viskas gavosi, kad paskutiniais metais sucentralizuota ir visiškai natūralus dalykas. Žinoma, pas mus santykiai visiškai normalūs, bet reikia pripažinti, kad formaliai mes poveikio padaryti tokio didesnio negalime. Turbūt šiandien sukasi pagrindinis klausimas ir idėja. Žinoma, labai kilnus tikslas turėti saugią visuomenę, tačiau mes visi suprantam, kad šiandien yra utopinė kol kas problema. Dar, matyt, pareikalaus ne vieno dešimtmečio ir galbūt ir to neužteks, kol mes galėsim pilnai kalbėti apie tokią prasmę. Tačiau pastaruoju metu šis bendradarbiavimas policijos ir visuomenė, žinoma, jis po biškį vėl atgyja. Buvo metai, kad tikrai buvo jau labai jis turbūt susilpnėjęs, bet tom formom, apie ką minėjo ar Šilalės merė, aš nebenoriu kartotis. Žinoma, pastovus bendradarbiavimas su pačiu policijos komisariatu ir tarybos, man atrodo, kad daro pretekstą, kad matytos formos tobulės ir gerės. Man labai kaip čia pavadinsim, vis tiek čia yra to paties fondo pavadinimas. Bet kada pasižiūri visas struktūrinis padalinis, aš tankiai galvoju, ar čia dar nesusidarys viena administracija. Administracija, kuri susidarys po biškį, jeigu kontorą įsteigime į aukštą kontorą, ir palengva mes turėsim jau tokią kontorą, kuri galės dirbti savo sultyse. Ar bus tolko eiliniam visuomenės piliečių? Esminis klausimas, kuris ir kyla. Pažiūrėkime dėl to judėjimo stabdyk nusikalstamumą. Argi mes jo kūrimą pradėjom ne nuo stovo? Man apskrities viršininkas paprieštaravo ir jis teisėtai paprieštaravo, kad apačioje nėra poreikio, reikia pradėti nuo viršaus. Galimas dalykas toks, tokia situacija sutiko. Apačioje nėra poreikio, darom nuo viršaus. Bet esminio klausimo, truputį Tauragės meras kalbėjo apie šitą reikalą, juk mes neįsprendėme esminio klausimo, kodėl šitas judėjimas neįgauna atitinkamo poreikio. Kodėl jis neįgauna? Esminio klausimo neįsprendėm, neįsprendėm garantinių socialinių. Gerai, aš dalyvauju tame idėjų, gausi į kaktą, tai vienas pasakys ir gerai, kad jis gavo į kaktą, o aš jokios socialinės garantijos neturiu šito klausimo. Ir man atrodo, kad jau pradžioj šito kūrimos iš karto šie klausimai buvo kelti. Ir nežinau, ar tai Seimo bėdos yra, ar tai yra ministerijos bėdos, bet man atrodo, kad esminis dalykas. Jeigu žmogus šitam idėjime dalyvauja, jis turi turėti garantijas. O tada ką be paimkim daleiskim, ar tai Šiaulių sąjungos, ar kitą kurį nors organizaciją, juk jis išėjęs šiandien į budėjimą, jis neturi jokios socialinės garantijos. Jokios neturi garantijos. O tai yra svarbus momentas ir reikia matyti šitą klausimą spręsti. Aš noriu pasakyti, kad mes tą judėjimą įkūrėm. Įkūrėm irgi tokią truputį priverstinę tvarką.
Išrinkom tarybą rajoninę, turim jau 6 grupės. Manom, kad tų grupių skaičius didės. Turim apie 50 jau žmonių šiandieną, gal dar labai nedaug. Tačiau manau, kad ateityje, žinoma, galėsim plėstis šioje vietoje, jeigu, sakau, būtų išspręstos tokios pagrindinės problemos. Nu, žinoma, mūsų be abejo šio judėjimo pagrindinė užduotis yra galvoti be abejo. Organizuota visuomenės dalis. Šaulių sąjunga yra pasiryžusi dalyvauti darbe stabdyti nusikalstamumą. Tuo labiau, kad Šaulių sąjungos įstatyme yra įrašyta, kad teikia pagalbą policijai. Paskutinių momentų metu ypač suaktyvėjo šitas darbas, paskutiniais mėnesiais. Tačiau ne visur šitas darbas yra vykdymas. Kai kuriuose rajonuose, miestuose šitas darbas su policija yra vykdomas, o kai kur visiškai jo nėra, arba jis yra labai menkas. Tokio pasyvumo priežastys yra įvairios. Pirma, tokia būtų, nėra teisės aktų, kuriuose būtų apibrėžtos vykdančių kartu su policija užduotis socialinės šaulių garantijos, sąlygos ir teisės. Pateiktas dabar yra vyriausybei tvirtinti Lietuvos Šaulių sąjungos statutas. Taip pat buvo jis pateiktas ir Vidaus reikalų ministerijai. Tačiau ten nenori atsižvelgti į Šaulių sąjungos narių dalyvaujančių policijoje, kartu darbę su policija, socialinės garantijas. Ten reiškia, kad šitas socialinės garantijas Vidaus reikalų ministerija nori, kad garantuotų Krašto apsaugos ministerija. Ir atvirkščiai. Turi vieną kartą spręsti Vidaus reikalų ministerijos vadovybė šio klausimu, kokia jų pozicija šio klausimu yra. Mes negalim stoti į tos rėmėjus, nes mes jau įstatymą esam rėmėjai. Taip, Šaulių sąjunga iš biudžeto valstybėm drausminti ir budėti prie jos, saugoti visuomenę ir saugoti jį patį. Apskrities Kęstučio rinktinės Tauragės Juozo Kasparavičiaus Šaulių kuopos šauliai nuo šių metų sausio 26 dienos kartu su Tauragės policijos darbuotojais kiekvieną pirmadienį, antradienį ir trečiadienį nuo 18 iki 22 valandos vykdo budėjimą Tauragės mieste. Iki balandžio 1 dienos budėta 60 budėjimų, 240 valandų. Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį kuopos sueigos metu aptariamas budėjimo grafikas, kurio iki šiol buvo laikomas. Vizituojant Jurbarko Petro Paulaičio Šaulių kuopą, paaiškėjo, kad panašus darbas buvo pradėtas ir Jurbarke. Tačiau dėl kažkokių tarpusavio tarp policijos darbuotojų ir šaulių nesutarimų šis bendradarbiavimas nutrūko. Šilalės ir Skaudvilės būriuose šis darbas nevykdomas. Šios būrius būtina atnaujinti, pagerinti jų veiklą. Nuoširdžiai su policija dirbo Lietuvos Šaulių sąjungos garbės teismo narys tauragietis Algimantas Butkus, kuopos vadas Tomas Leonavičius, moterų veiklos koordinatorė Latvaitienė. Į miestą budėti atvyksta iš Gaurės šauliai, taip pat ir iš Pagramančio. Tankiai budi jaunųjų šaulių būrio vadas mokytojas Zenonas Norkus, vėliavininkas Stasys Vičkačka ir kiti kuopo šauliai. Ar vasaros metu vyks toks intensyvus budėjimas? Vargu, nes prasidėjus vasaros darbams Gaurės ir Pagramančio šauliai, žemdirbiai, o ir kiti šauliai bus užimti žemės ūkio darbais. Žinau, kad Tauragėje kartu su policija budi ir savanoriškos krašto apsaugos bei geležinio vilko kariai. Iki karinės... Šiandien šiame posėdyje Tauragės rajono meras sako, kad tik šiandien sužinojęs, kad Tauragės policijos komisariatas jau turi vyriausią policijos komisarą, o taryba iš vis apie tai nežino. Malonėkite atsakyti, kas dar skaičiau. Gal visi informaciją turi, mes kalbam apie kandidatą. O šiaip aš tikrai pasirūpinčiau, biudžetas paprastai yra pristatoma į kandidatūrą iš anksto, nes nesakykime taip.
Tai ar turi Tauragė, jau yra komisaras Nėra. paskirtas? Ne? Nėra. Kągi, labai dar kartą gal ir pasikartosiu, labai malonu matyti gerbiamus svečius. Jau matau tokią tikrai malonę ir savotiškai tokiu istoriniu momentu. Nes visų pirma, aišku, mūsų apskričiai, manau, be abejo, manau, kad taipogi yra Kovino vagėjai. Mums džiugu, kad pagaliau gimė mūsų susitarimas. Ir būtent šiame susitarime numatyti dalykai, tai sudarys sąlygas, kad galėtų artimiau bendradarbiauti. Tiek mūsų valdžios atstovams turbūt, tiek mūsų verslininkams, tiek kultūros ir švietimo darbuotojams. Ir tai turbūt yra mūsų būsimo susitarimo pagrindas. Manome, kad mes pasistengsime, kad šitas sutarimas liktų ne tik tai, kad dokumentuose, bet pradės vystytis tikrai gyvenimiškai, gyvai. Ir galėsim šitą susitarimą užpildyti renginiais, užpildyti. Ir tai turbūt priartins mūsų regionus, mūsų šalis tuo pačiu. Nes visgi istorija yra daug kur susiliečianti tikrai. Turim praktiškai labai daug bendrų istorinių momentų. Ir mums džiugu, kad šitas bendravimas kažkurį laiką užtrukęs, jis atgimsta ir atgimsta tikrai gerąja prasme. Manau, kad visa tai atsispindės visų pirma mūsų rinkėjų gyvenime, mūsų rinkėjų akiratyje. Ci, którzy nas wybiorą, to i tak rozszerzyć ich widnokrąg.
Nes be abejo, Lenkija yra kaimyninė šalis. O su kaimynu reikia... Manau, kad tikrai šitas mūsų susitarimas prisidės būtent prie to reikalo. Ta umowa do tego będzie to wzmacniać. Pani wojewodo, Panie i Panowie, pragnę wyrazić ogromną radość, że doszło do skutku nasze dzisiejsze spotkanie, które z jednej strony kończy etap przygotowawczy do podpisania porozumienia, ale z drugiej strony otwiera nowe możliwości współpracy między naszymi regionami, między naszymi krajami, ale również między ludźmi, którzy mieszkają w tych regionach. Mamy świadomość, że administracja w coraz mniejszym stopniu może narzucać mieszkańcom sposób postępowania. Ale bardzo byśmy chcieli, by to porozumienie stworzyło nowe możliwości naszym mieszkańcom do lepszego poznania się, zaprzyjaźnienia i podejmowania wspólnych działań, które będą służyły rozwojowi naszych krajów, naszych regionów i będą przyczyniały się do szczęścia naszych rodzin. Pragnę w tym momencie również podziękować za bardzo życzliwe przyjęcie nas w Taurogach. Otacza nas ogromna życzliwość, która potwierdza nasze dotychczasowe wyobrażenia o wzajemnych stosunkach między Polską i Litwą. Bardzo chcielibyśmy, by ta współpraca przyczyniła się do rozwoju gospodarczego, rozwoju naszych przedsiębiorstw, do poznania doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, doświadczeń w zakresie przekształcania rolnictwa. Ale również by pozwoliła poznać bliżej naszą kulturę. Również pozwoliła rywalizować w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie naszych dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że nasze sąsiedztwo będzie źródłem siły dla naszych narodów. I XXI wiek będzie okresem bardzo korzystnym dla
tej części Europy. Bus labai naudingų laikų šitai Europos daliai. Jestem głęboko przekonany, że uda nam się uniknąć konfliktów Ir na esu kontynencie labai europejskim. įsitikinęs, kad mums pavyks išvengti Europos kontinente konfliktų I będziemy mogli harmonijnie się rozwijać ir w galėsim pokoju. harmoningai vystytis taikoje. Pragnę bardzo serdecznie życzyć Noriu labai širdingai palinkėti dynamicznego rozwoju dinamiško regionu vystymosi Tauragėje. regiono, kad regionas dinamiškai vystytųsi. Ale również pragnę życzyć, by mieszkańcy tutaj żyjący byli zawsze szczęśliwi. Ir labai noriu visiems palinkėti, kad visi šio regiono gyventojai gyventų laimingai. Dziękuję bardzo. Ačiū. To znaczy, jeden jest w języku polskim, drugi w języku litewskim. Proponuję podpisanie wymienienia. Jiems duoti šitą lenkų kalbą. I państwo również polskim. Kadangi tai yra būtimos ambasadorės Lenkijos Lietuvoje programą. Lenkijos ambasadorius, ambasador polskis Blikui. Tai yra Dujas Vilnius. Vilno. Balandžio 15 diena. Gerbiamas valdytojai, prašau priimti mano sveikinimą, susitarimą dėl bendradarbiavimo tarp Tauragės apskrities ir Kauno vaivadijos pasirašymo 28 metų. Panie Wojewódzie, proszę przyjąć moje pozdrowienia. Szyfrowe kamery, ścieżki, okazję. Esu įsitikinusi, kad bendradarbiavimas naudingai prasidės prie draugystės. Jestem pewna, że to ludziom i wszystkim urzędnikom posyłam najserdeczniejsze życzenia. Taip pat leiskit perduoti būtent atsiųstas jų vardu procedūramą. Ta sama. Również skierowany do mnie Taip pat tekstas tas pats, tik tai skirta
ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, który składa życzenia podobnej treści jak panu wojewodzie. Toks pats turinys, tas ir sveikina Lenkijos Konino vojevodą. Świadczy to o bardzo dużym wsparciu. Tai reiškia, kad tikrai ne tik regionai, bet ir ambasadoras skaito, kad čia yra labai naudinga sutartis. A również mieliśmy okazję poznać wsparcie ambasadora Litwy w Polsce. Taip pat buvom susipažinę su Lietuvos ambasadoriu Lenkijoje ir turėjom jo paramą. Mamy silne oparcie na naszej Reiškia, didelė tokia paspirtis bendradarbiavimui. Gerbiami ponai. Szanowni Państwo. Gerbiamas ponė Szanowny Panie Wojewodzie. Leiskite mus Pozwólcie mnie od imienia naszego regionu, visos mūsų visuomenės regiono naszej wspólnoty, naszych ludzi, nas pasveikint jūs pasirašymo progą z okazji podpisania umowy. Ir palinkėt taipogi, kad šitas susitarimas atneštų abipusę naudą ir kad Konino vaivadija taipogi sparčiai žengtų vystymosi keliu. Rozwinęło się i szło tak dobrze po tej drodze rozwicie. Ir palinkėt kuo geriausių pasiekimų. Najlepszych osiągnięć w naszej pracy i życiu. Ačiū. Lietuvos Aido korespondentų, Dziennikarz z Echo Litwy, z dziennika Echo Litwy, Aidas, Lietuvos Aidas. Toliau apskrities laikraštis. Wojewódzki dziennik. Tauragiškių balsas, korespondentė Kulmanas Ramona. Vietinis laikraštis rajono naujai susikūręs. Tauragės Kurjerius. Ir vietinė televizija. Gal aš keletą žodžių pradžioj pristatysiu mūsų tikslą susitikimo. Gal keletą žodžių pristatysiu, kad palengvintų užduotį mūsų svečiam. Truputį Konino vaivadija, keletą skaičių, keletą statistinių skaičių. Statistika w województwie konińskim. Ir po to gal keletą žodžių galės tart vaivada arba pereisim tiesiogiai prie klausimų, šiek tiek pageidausiu. Czy będzie Pan po tym jeszcze mówił, czy od razu do pytań? Pytań chyba, prawda? Czy jeszcze chce Pan potem? Znaczy, myślę, że w kilku słowach może o naszym porozumieniu. Jeżeli pan wojewoda powie, to ja po prostu odpowiem. Aha, jeigu jūs pasakysite tai, ką sužarti, tai tada tik tai atsakysiu klausimus. Šios dienos mūsų pasirašytas susitarimas
tarp Konino vaivadijos ir Tauragės apskrities įvyko, turbūt galima pasakyti, abiejų pusių iniciatyva. Dlatego, że były inicjatywy z dwóch stron. Be abejo, reikia atiduoti pagarbą šituo atveju, kadangi iniciatyvesnė mūsų nuomonė buvo Konino. Inicjatywy miało województwo konińskie. Tikrai mums malonu tai pažymėti. Ir aš gal keletą skaičių pabandysiu truputį pristatyti, kas tai yra Konino vaivadija, labai trumpai. Kad gerbiami korespondentai galėtų įsivaizduoti. Ar będę tłumaczyć te cyfry? Nie, to są znane dla nas. Nie będę przeszkadzać mówić. O po to dar keletą žodžių būtent pakomentuosiu priimtą, jau pasirašytą dabar priimtą susitarimą. Aha, i potem omówię umowę. Konino vaivadija yra, kaip čia turbūt pasakyti, vakarų centras. Centras truputį vakarus Lenkijos geografiniai padėtį. Ir maždaug 200 km nuo Varšuvos į vakarus, link Vokietijos sienos. Ir užima 514 grubiai tūkstančių hektarų plotą, kuriame gyvena beveik 500 milijono gyventojų. Didžiausias miestas vaivadijos yra kartu ir vaivadijos centras Koninas, kuriame gyvena apie 85 tūkstančius gyventojų. Konino vaivadiją sudaro 4 rajonai. Ir gal aš dar paminėsiu dar keletą tokių būdingų būtent šitam regionui bruožų. Šitam regione yra palyginus neblogai išvystyta energetika, nes būtent vaivadijos teritorijoje yra rudosios anglies kasykla, kurie tiekia šiluminėm elektrinėm žaliavą. Ir būtent pagal susiklošiusią, gal turbūt teritorinę funkciją, kadangi tai yra arti žaliavų bazė, jie galėjo šitą padaryti. Kitas, turbūt ne ką mažesnis pramonės gigantas yra aliuminio perdirbimo gamykla, nors žaliavų praktiškai perdirba būtent vengišką žaliavą įsivežama, bet tai yra praktiškai vienintelė visoje Lenkijoje perdirbanti iš žaliavų, ne iš būtent atliekų, bet iš žaliavų gamykla. Dar jeigu keletą žodžių paminėti apie situaciją pagal ūkius, tai ūkių dydis yra maždaug toks pat kaip ir Lietuvoje, vyrauja pagrinde vidutinis ūkis yra 7 hektarai. Ir turbūt šitą sudaro, būtent tokie ūkiai sudaro didžiausią procentą ūkių. Vaivadijoje yra, keletą žodžių pristatau, mokyklas. Yra 324 pradinės mokyklos, 105 vidurinės. Ir kartu sudėjus profesinės ir bendro lavinimo, tas, jeigu pas mus, sakykime, viduriniai yra,
Tai būtent iki abitūros privedančios mokyklos yra iš vis 105. Yra kartu profesinė, yra gimnazija, licėjus gimnazija. Ir taipogi veikia 133 bibliotekos. Ir visgi reikia turbūt pažymėti jų pasiekimus bendradarbiavime su būtent užsieniu. Šitoj srity truputėlį lenkia be abejo mus, yra peržengę keletą žingsnių į priekį. Yra labai rimtai dirbama šitoj srity. Yra steigiamos, įsteigtos ir dirba, pilnai funkcionuoja agentūros, vystymo, bendravimo agentūros, kurios gali suteikti įvairiapusę informaciją apie jų pasiekimus, jų padėtį, gali skleisti informaciją apie jų įmonės, ko pasiekoje turbūt yra nemažai bendrų įmonių įsteigta su užsieniu, tiek su Amerikos bendrovėm, tiek su vokiečių, tiek su danų. Pagrindinė visa likusi dalis be abejo nemažą dalį užima žemės ūkio produkcija. Valyje, čia kažkuo tai truputį panašu būtų į Tauragės apskritį. Dirba pieninės, kurios yra irgi visiškai privačios, kai kurios kartu su užsienio kapitalu veikia. Iš rimtesnių, kiek teko lankytis, jau mes buvom vizitą, pirmą suderinimą būtent šito susitarimo, nuvykę praeitų metų lapkričio mėnesį, kai buvo pagrindę parodyta, truputėlį vaivadija pristatyta. Ir truputį teko susipažinti su jų struktūra, valdymu. Valdymas yra praktiškai gana panašus į Lietuvos ir funkcijos praktiškai apskrities vykdomos yra labai panašios į tas funkcijas, kurias vykdo apskritis pas mus. Tai ir švietimas, ir be abejo visų pirma, turbūt ir žemės ūkis, ir turizmas, medicina, ir švietimo bendra tokia priežiūra. Parodas, sakykime, kur galėtume reprezentuoti, sakykime, apskrities įmonės, apskrities bendrą vaizdą rengiamuose parodose Konino vaivadijai, o taipogi galėtų Koninas atstovauti mūsų rengiamuose parodose. Be abejo, keistis informacija kitose srityse, sakykime, įstatyminiai bazai pakeitimai, kas tikrai yra ypatingai reikalinga informacija mūsų verslo žmonėm. Taipogi numatomas bendradarbiavimas įvairių sričių specialistų, kaip aplinkosauga, sveikatos apsauga, švietimas ir sportas, turizmas. Čia praktiškai šitas susitarimas yra labai plačiai apima, labai plačias funkcijas apimtų. Bet jo vykdymas be abejo priklausys nuo mūsų įvairių firmų, įvairių, sakykime taip, meno žmonių iniciatyvos. Be abejo kažkiek šitam turės prisidėti valdžios institucijos, padėti organizuoti, padėti padaryti šitus renginius, padėti padaryti šitas išvykas. Bet galutinai tai būtų labiau kreipiama į patirties pasidalėjimą, į tiesioginį kontaktų mezgimą, kas duotų
padeda tiek mūsų žmonėm, tiek Lenkijos žmonėm. Nes jeigu verslas vystosi gerai, jeigu jam yra sudarytas atitinkamos sąlygos, nuo to tik tai geriau visiems, tik tai geriau tampa visiems mūsų gyventojai. Nes galima realizuoti produkciją, galima atsivežti produkciją, galima savo produkciją išvežti, realizuoti. Kągi, gal aš tada tuo trumpai ir baigiu savo tokią trumpą pristatymą ir gal pereinam prie tiesioginių klausimų. Šio šiandien pasirašyto bendradarbiavimo žingsniai. Konkretūs. Pierwszy kroki będą podpisane umowy, co będzie pierwszy. Praktycznie co będzie pierwszy. Ir antras klausimas, norėčiau paprašyti, kad ponas Stanislav Tam papasakotų apie save trumpai, kokiai partijai priklauso arba sympatizuje. Dlaczego Pan powiedział o sobie, do jakiej partii należy, Kiek laiko vadovauja valdžiai, ile czasu rządzi województwem? Dziękuję za odpowiedź. Bardzo dziękuję za zainteresowanie dzisiejszym Dėkoju už susidomėjimą šitų susitikimų. Witam Państwa bardzo serdecznie. Sveikinu Jūs širdingai. Pierwszym, co chciałbym zrobić, to przedstawić. Pirma, ką noriu padaryti, to noriu pristatyti. Nazywam się Stanisław Tam, jestem wojewodą konińskim. Esu Stanisławas Tamas i esu wojewoda. I wojewoda w Polsce jest przedstawicielem rządu na Wojewoda terenie województwa. Lenkijos yra vojvodijos valdžios atstovas. Vyriausybės atstovas. Jest powoływany przez premiera. Yra paskirtas premjero. I obecnie odchodzi wraz z rządem. Czyli dymisja rządu jest równoznaczna ze złożeniem dymisji przez wojewodów. Jeigu valstybinė vyriausybė jau nueina atsistatydina, tada atsistatydina ir vojevoda. Towarzyszą mi pan dyrektor Lech Stefaniak, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Čia Wojewódzkim. yra ponas, kuris atsakingas už kultūrą ir gamtosaugą. Oraz pan dyrektor Andrzej Soboń, który reprezentuje Wydział Gospodarki. Jis reprezentuoja ūkinį skyrių I jest pełnomocnikiem do spraw współpracy z zagranicą. Bendradarbiavimo su užsieniu. Oraz pan Zasadzki, redaktor naczelny największego radia w Koninie województwie. Didžiausios radio stoties viršininkas. Który przez te dni naszej wizyty Per tas dienas relacjonuje nasz pobyt w Taurogach. Relacijas žinias į Koniną. I również informuje naszych mieszkańców o Taurogach i o Litwie. Informuoja gyventojus apie Tauragius ir apie Lietuvą. Chciałbym powiedzieć, iż jestem bezpartyjny. Aš nepartinis esu. I nigdy nie należałem do żadnej partii. Ir niekad jokiai partijai nepriklausiau. Od 90 roku Nuo 90 metų. Do grudnia ubiegłego roku, 97 iki praeitų metų gruodžio mėnesio. Byłem wicewojewodą konińskim. Vojvodos pavaduotojas Koninė. Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się we wrześniu ubiegłego roku, po rinkimų dotychczasowy wojewoda został powołany na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych. Pašauktas ministro postui užimti.
wiceministrą. Tak. Ja zostałem powołany na stanowisko I tada wojewody. ponas buvo pakviestas vykdyti vaivados pareigas. Tak więc od 8 lat zajmuję się kierowaniem administracją. Tai kad administracijai dirbu jau 8 metus. Chcę powiedzieć, iż pierwszymi działaniami, które chcielibyśmy zrealizować, Pirmi žingsniai, kuriuos norim realizuoti, to dokonać wymiany informacji o pasikeisti informaciją ofertach gospodarczych apie ūkį, apie visą ūkį. I o zainteresowanych współpracą podmiotach gospodarczych. Ir apie tos, tais klausimais, kurie domina skyriais. Chcielibyśmy stworzyć taką bazę danych o wszystkich podmiotach, które duomenų bazę, w naszych obu regionach są zainteresowane współpracą. kurie duomenų bazė tokia, kuri parodytų, kas domisi bendradarbiavimu tarp mūsų regionų. Również skierowaliśmy do pana wojewody zaproszenie dla 2 osób, Taip pat pakvietėm 2 žmonės, które zapoznają się z funkcjonowaniem Agencji Rozwoju Regionalnego. kurie gali susipažinti su agencija, regionų vystymosi agencija, su darbu ir su informacija. Taka agencja działa od 7 lat w województwie. Nes toj vaivadijai veikia tokia agencija jau 7 metus. Jej zadaniem głównym jest wspieranie małego i średniego biznesu. Pagrindinė užduotis tos agencijos yra padėti mažam ir vidutiniam ūkiui. Chcielibyśmy również zaprosić 2-3 osoby, Norėtume przedstawicieli pakviesti rolnictwa i przetwórstwa 2-3 rolno-spożywczego, žmonės žemės ūkio darbuotojų, by mogli zapoznać się, kad wymienić doświadczenia susipažintų ir pasikeistų patyrimu w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych, žemės ūkio klausimais, przekształceń w rolnictwie, które się obecnie dokonują, permainų, kurios vyksta dabar žemės ūkyje. ale również zapoznać się z funkcjonowaniem doradztwa rolniczego w Polsce. Ir taip pat susipažinti su konsultavimu apie žemės ūkį Lenkijoje, kuris vyksta Lenkijoje. Chcemy również na odbywających się 2 razy w roku w Koninie targach regionalnych Norime taip pat, kad yra 2 kartus į metus vyksta mūgės. udostępnić nieodpłatnie stoisko do prezentacji produktów, wyrobów z Pasiūlyti Taurogę. vietą tose mūgėse, nemokamą vietą, kur galėtų jūsų Tauragės regionas savo produkciją parodyti. Ištakos tarp Tauragės ir Konino vaivadijų. Jeigu tai yra vaivadijos iniciatyva, tai kam būtent gimė ši mintis ir kodėl buvo pasirinkta Tauragė? Jeżeli to inicjatywa wojewodów, to jak był początek, jak źródło tego? Panu ambasadorze mogę powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, iż wiosną ubiegłego roku Pavasarį praeitų metų na terenie naszego województwa vaivadijos vietoje odbyło się spotkanie 7 prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej. susitiko 7 prezidentai. W tym spotkaniu uczestniczył prezydent Ir dalyvavo prezidentas Brazauskas, prezydent Ukrainy, Ukrainos prezidentas, Słowacji, Slovakijos, Čekijos, Węgier, Vengrų, Niemiec Vokietijos i Polski. ir Lenkijos. Prezydentowi Litwy towarzyszył ambasador Litwy w Polsce. Su prezidentu Brazausku dalyvavo ir Lietuvos ambasadoris Lenkijoje. Z którym mieliśmy okazję przez kilka godzin prowadzić rozmowę. Galėjo pasikalbėti keletą valandų netgi.
Ponieważ wyraziliśmy ogromne zainteresowanie nawiązaniem Kadangi bliższych kontaktów, susidomėjom, kaip užrišti tokius tampresnius ryšius, obiecał nam, że jis pažadėjo, poczyni starania, by kad pasistengs jeden z regionów na Litwie vienas iš Lietuvos regionų podjął taką współpracę z Koninem. bendradarbiautų su Konino vaivadija. I po kilku tygodniach otrzymaliśmy propozycję z Taurogów, Po kelių savaičių gavo propoziciją iš Tauragės, którą niezwłocznie rozpoczęliśmy realizować poprzez wizytę pana wojewody pradėjom toj pat w Koninie. realizuoti per pono viršininko apskrities atvykimą į Koniną. Nieco przybliżyliśmy Konin panu wojewodzie i osobom towarzyszącym. Tai priartinom patį Koniną ponui viršininkui ir tiems, kurie kartu su juo dalyvavo. I omówiliśmy wstępne założenia porozumienia, które dzisiaj przed chwilą zostało Ir przez nas aptarėm podpisane. tokias įžinginius tos sutarties punktus, kurie dabar pasirašė. Natomiast ja dopiero w Taurogach dowiedziałem się, iż ambasador Litwy w Polsce Atvykęs čia pochodzi į z Taurogów. Tauragiai, aš sužinojau tik tai tada, kad tas ambasadoris kaip tik yra kilęs iš Tauragės. Ale tym spokojniejszy